9 skyrius – pokalbiai. Pirmas pokalbis. Kaip sekasi tavo mamai, Agne? Kaip jos sveikata? Ačiū, Dainiau, jau geriau. Keletą savaičių gulėjo ligoninėje, dabar jau namie. Kas atsitiko? Iš pradžių buvo bronchitas, po to net plaučių uždegimas. Kaip gaila. Perduok nuo manęs linkėjimų. Ačiū, būtinai perduosiu. Antras pokalbis. Mano sūnus jau eis į mokyklą ir reikia sveikatos pažymos. Norėčiau paklausti, pas kokius gydytojus reikia nueiti. Pirmiausia, reikia nueiti pas šeimos gydytoją, po to pas specialistus, pas akių, ausų, nosies, gerklės, nervų ligų gydytojus, chirurgą, reikia padaryti kardiogramą, pamatuoti kraujospūdį, ištirti kraują. Ar galima užsiregistruoti iš anksto? Taip, geriausia ateiti trečiadienį nuo 8 iki 14 valandos. Tada dirba visi gydytojai. Ačiū už informaciją. Prašom. Trečias pokalbis. Labas rytas. Norėčiau išsikviesti gydytoją. Labas rytas. Kokia jūsų pavardė? Tamošaitis. Koks vardas? Vytautas. Gimimo metai? 1981. Kas atsitiko? Ar karščiuojate? Labai aukšta temperatūra, skauda pilvą, bloga. Gydytojas ateis iki pietų. Prašom pasakyti adresą. Pasakų gatvė 6, 16. Ketvirtas pokalbis. Kaip jaučiatės? Ar dar karščiuojate? Ačiū. Daug geriau. Nebekarščiuoju, nebeskauda gerklės, bet dar kosėju. Dar 3 dienas neikite į darbą. Išrašysiu jums mikstūros nuo kosulio. Sveikite. Ačiū. Penktas pokalbis. Rasa, žinau, kad su draugais buvai kalnuose. Kaip sekėsi? Viskas būtų gerai, Tomai. Kas atsitiko? Mano draugas Saulius susilaužė koją. Kokia nelaimė? Ar turėjo sveikatos draudimą? Taip, nuvežėme į polikliniką, ten padarė rentgeno nuotrauką ir sugipsavo koją. Dabar turi nedarbingumo pažymėjimą. Porą mėnesių negalės eiti į darbą. Šeštas pokalbis. Rimante, mano sesuo jau turi sūnų. Kokia puikia naujiena, Mindaugai. Kada jis gimė? Aną ketvirtadienį. Norėčiau jį pamatyti. Manau, kad po mėnesio galėsi aplankyti. Puiku. O kaip jaučiasi tavo sesuo? Labai gerai ir yra labai laiminga. Septintas pokalbis. Vakar mačiau jūsų anūką, ponė Anelė. Koks gražus berniukas. Tik negaliu pasakyti, į ką panašus. Į tėtį ar į mamą. Ir į tėtį, ir į mamą. Plaukučiai tamsūs ir banguoti kaip sūnaus, antakiai juodi ir tankūs kaip mūsų visų, o akys mamos didelės ir mėlynos, blakstienos ilgos, nosytė truputį riesta, lūpytės storos, veidukas apvalus. Pirma užduotis. Susitinkame 5 valandą prie banko. Aš būsiu juodu ilgu paltu. O aš su šviesia striuke, ilgu dryžuotų šaliku, esu aukštas, tamsiais plaukais. Bet gali būti ir daugiau moterų juodais paltais. Tikrai, bet jūs mane pažinsite. Mano plaukai šviesūs, garbanoti iki pečių. Ar jūs būsite viena? Su dukra. Mes skirtingos. Duktė tamsi, bet taip pat garbanotais plaukais. Jūs tikrai mus atpažinsite.